Nu, Pauliau, pasiruošęs? Na, nežinau, kažkaip nesigaudau aš biškį toj visoje srityje dar. Parodyk, kaip patikrinsi tepalo lygį variklyje. O gal galima kažkaip susitart, kad viskas praeitų švelniau? Techninė dalis rimtas dalykas, turim šitą dalyką išmanyti ir žinoti. Na, norėčiau įteikti tokį padėkos ženklą, kad mažiau stresuočiau prieš egzaminą ir viską. Tai padėkos ženklas ar norėjimas nusipirkti teises? Aš tik norėjau išvengti nesėkmės. Išlaikysi, Pauliau, kada būsi pasiruošęs. Aš mokau ne tik vairuoti, bet ir atsakomybės kelyje. Sveiki, kur važiuosim šiandien? Tai šiandien praktika pas mane, važiuosim butą perdažyti. Pas jūs namie? Na taip, pamatysit, kaip atrodo tikri darbai. Bet tai čia ne mokyklos užsakymas. Ai, vis tiek mokysitės ir man kartu padėsit. Bet tai čia labai keista. Nu, tai gal kaip praktika. Batų nesiaukit, jauskitės kaip namie. Lukai, tik tai žiūrėk, kad gerai dengtų, dažų netaupyk. Gerai. O tai mokyklos dažus mes galim naudot? Ai, čia keli kibirai, nebankrutuos ta mokykla. Bet tai klausyk, čia mokytojo butas, o ne mokyklos objektas. Nu, bet tai vis tiek mokyklinio autobusu, kai atvažiavom. Tai gal grįžtam? Nereikėtų. Mokytojau, galiu paklausti. Klausk. Jūs pas visada sakot, kad darbą reikia atlikti sąžiningai. Bet ar čia sąžininga, kad naudojam mokyklos dažus? Taigi ne dėl manęs darbo, jūs mokinatės. Žinot, jūs teisūs, norėjau padaryti greičiau, bet matau, kad parodyčiau blogą pavyzdį. Visi klystam, bet svarbu pripažinti. Gerai, susikraunam įrankius, rytoj praktika mokykloje. Gerai, kad pasakėm. Nu jau, dabar švaru ne tik bute, bet ir sąžiniai. Taip ir gimsta skaidrumas. Tai gerai, taip. Labą dieną, mokytoja Rasa. Norėjom jums atsidėkoti už visus metus. Ačiū vaikai, labai gražu, bet kam čia tiek to paslaptingumo? Čia jums mokytoja čekis į aukso parduotuvę už visus šios mokslo metus. Dovanų čekis? Iš kur toks dosnumas? Na gal ir padės, kad tema būtų lengvesnė. Bet vaikai, jūs suprantat, ką jūs dabar padarėt? Norėjome padėkoti be jokių blogų minčių. Geriausia dovana man tai yra matyti, kad jūs gebate atskirti tai, kas yra teisinga. Supratom, dėkojame mokytoja. Vaikai, sąžiningumas tikrai yra vertingesnis už auksą.